Sveiki, mėlyjei, čia laida Lietuva sveiksta. Esu jos vedėja Laura Dabulytė ir kviečiu šiandien jūs pakalbėti apie tokią pačiausią ligą, kurios niekam nelinkim. Nieks norėtų su jie nesusidurti, neturėti aplinkinių, kurie susidūrė yra, bet ji vis tik būna. Ja būtinai pasižiūrėsim, kiek per dieną naujų atvejų užregistruojama yra. Kalbam apie vėžį. Vėžys yra tas, kur, jau žinot, atrodo, kiek galima. Šiandien čia pas mus Pola vadovė Neringa Čekienė, kurią, aš taip drąsiai čia sodinu, nes šiaip jau galėtumėm burbėti, galėtumėm sakyti, kad, tai yra tokia liga, apie kurią reikia kalbėti labai atsargiai, labai, apkabinant žmogų, labai daug rodant jam rūpestingumo, bet aš noriu, kad mes pradėtumėm nuo to, kad tie, kurie dalinasi liga, kad tie, kurie pasakoja, kas atsitiko, pasirodo moksliškai įrodyta, 30% geriau jaučiasi. Neringa, labas. Sveiki, laba. Tai pasakok, žinai, aš įsivaizduoju, kad faktas, kad tu eini į visas laidas, tavo užduotis yra tiesiog pasakoti plačiai, dėkinga tau, kad mano šito pozityvumo noro kalbėti apie sveikatą per pozityvąją dalį Lietuva sveiksta, ką tas, žinai, kai turėtumėm daryti, kad atitolintumėm vėžį, jį sukontroliuotumėm, galbūt net padarytumėm statistiškai, gal net pasakysi, kas yra, o gal galim iš viso nesirgti, gal galim pasveikti. Aš turbūt sakyčiau, kad vėžį suvaldyti galima, kai tu mobilizuojasi ir susivienyji. Yra du svarbus dalykai, nes kiekvienais metais minėdami vasaris vėžio žinomumo mėnuo ir galvom, su kokia šią asociaciją tą vėžį palyginti. Ir turbūt kiekvienas, kuris ar asmeniškai, ar šeimoje išgyveno vėžio diagnozę, visą laiką prisimena tą patį pirmą momentą. Tas pats pirmas momentas, kai tu sužinai, kad taip, tai yra vėžys. Ir tu atsimeni viską. Kaip stovėjai, čia kaip rugsėjo 11, žinai, mes visi pasakysim, ką veikiam rugsėjo 11. Tai čia vėžio diagnozė. Šitas momentas, tai yra vėžio atėjimas į tavo gyvenimą, tai yra riba. Taip. Ir tu tą prisimeni labai ryškiai ir tu gali, vienu momentu, mes sakėm, tarsi taip įkritimas į eketę, nepukšt tave, pukšt ir įkriti. Ir labai svarbu nesustingti ir nenuskesti. Iš karto kabintis, mobilizuojasi ir eini ir svarbu, kad susivienytum, ar ne? Ką ir tu pati sakai. Dabar yra labai jau Amerikos vėžio draugijos parengtas toks tyrimas, publikuotas, kad yra tie žmonės, kurie turi labai artimą socialinį ratą. Ar ne? Nebūtinai, kad tai būtų šeima, vaikai, kas jį kokį turi. Socialinis ratas, tai gali būti kolegė darbe, gali būti draugai, gali būti kaimynai, bendruomenė. Tie, kurie turi socialinį ratą, jų pasveikimo galimybės 30% didesnės. Tai tas pats, kas mitybos keitimas, tas pats, kas fizinis aktyvumas. Ir dažnai turbūt aš ir sakau, tai gal čia ir yra ta italų paslaptis, ne Viduržemio jūros dieta, o būtent socialiniai ryšiai ir mokėjimas gyventi ir imti išgyvenimo džiaugsmą, kas padeda gyventi sveikiau ir ilgiau. Vienijate 65 000 žmonių. Taip, kiek Lietuvoje per mėnesį fiksuojama naujų atvejų? Kiek, žinai, žmonės, kurie galbūt žiūri, tikriausiai yra kaip nors susidūrę. Ir vis atrodo, ne, tai čia manęs nepalietė, tai ir nepalies, čia pas tuos kitus vyksta. Tas tiesa, tai 50 žmonių kasdien, ar ne? Jeigu pažiūrėjau, 50 autobusas. Žmonių. Toks pravažiuoja, žinai. Dvi mokyklinės klasės, ar ne? Turbūt mes visi buvom mokykloje buvo 25, 30 vaikų, ar ne aplinkui. Ir tada, tu įsivaizduok, dvi mokyklinės klasės pilnos. Tai yra didžiulis rautas žmonių kasdien atmetus šeštadienį sekmadienį. Ar ne? Tai yra 18 000 vidutiniškai, tas skaičius jisai daugiau mažiau stabilus yra per metus. Tačiau metam bėgant, bet tas 50 žmonių kasdien yra didžiulis rautas ir jį reikia labai suprasti tame kontekste, kad tą srautą kažkas administruoja, ar ne, gydo. Ir čia jau padėkos prasideda, man atrodo, ne, Neringa. Tikrai gali. Iš tikrųjų, toj vietoj
30%, ką aš ir sakiau, socialiniai ryšiai labai svarbu, Taip. tačiau be medicinos pagalbos, nes dažnai yra tokia dabar ta citata laki, kad 10% sveikatos tai duoda sveikatos priežiūra, 90% žmogus. Aš nesuprantu, koks, tik kitas žmogus sėdintis čia procentai skiriasi. Nežinau, Sonata ir Maitė profesorė sakė, kad 20, man atrodo. Tai, žodžiu, bet palyginus ar ne, žmogui suteikta vertė labai didelė, tačiau visgi ar ne, kai žmogus serga kritinė liga, ta esama sveikatos sistema jinai vaidina kritinę reikšmę. Jeigu tu neturėsi gydytojų, nebus technologijų, nebus vaistų, su savo pozityvumu daryk, ką nori, tačiau neišsiversi, vėžys egzistavo prieš 1000 metų, dinozaurų kauluose randa vėžinių židinių, vėžys buvo ir viduramžiais, vėžys duok dievė išnyks po 100 metų, duok dievė. Ta prasme, aš netikiu, kad organizmas nebegamins vėžinių ląstelių, mes taip suprogramuoti, tačiau gal jis bus pagydomas. Bet nereikia, stabdu tave čia truputėlį tam tokiam, kad, kaip čia pasakyti, ar jis tikrai toks netyčiukas? Kad aš, nežinau, viską darau. Ir sportuoju, ir maitinuosi, ir genai geri, ir tikrai prisižiūriu save, ir į tą eketę lendu, kada ten kažkaip kitaip norisi. Ar jis toks, nes tai, ką tu dabar sakai, tai ne tą bilietą išsitraukiau. Ar taip ir yra? Ir taip ir ne. Turbūt ir taip ir ne, ar ne? Nes vis tiek įvyksta pažaida. Organizme įvyksta pažaida, kai organizmas su jie nesusitvarko. Tai natūralu, tą organizmo pažaidas mes gaminam patys, ar ne tikrai. Ir stresuojam, ir valgom, ir vartojam, ir gyvenam. Labiausiai kenksminga gyventi. Ta prasme, tikrai ir visa tas įrodo, kad vėžys kodėl yra 70+ liga, nes tų faktorių per gyvenimą susikaupia ir organizmas nebe viską apdoroja. Tu ką tik mane nuraminai apie tą 70+. Ta prasme, kad šiaip jau tai yra senų, pagyvenusių žmonių. Tai yra kaip taisyklė. Yra žmogus natūrali, žmogus kaupia tas visas, ar ne, šiukšlės organizme ir jos kažkada susikaupia į tą kritinę vietą ir žmogus suserga. Neringa, labai atsiprašau, kad suprantu tavo mintis kitur, bet man dar apie tą amžių labai svarbu. Žinau, kad yra programų, kurios skirtos net nuo 25 metų. Mes iš viso apie skiepus, kai kuriuos kalbam, dar vaikystėje tam, kad paskui galėtumėm išvengti vėžio. Tas ankstėjimas yra problema, nes tikrai daug jaunų žmonių žiūri. Jeigu žiūrint tendenciškai, tai turbūt irgi, ką svarbu, bendri vėžio skaičiai kol kas gal Lietuvoje per daug nesikeičia, tačiau jaunų susirgusių žmonių skaičiai auga kartais. Tai nereiškia, kad ar ne, sakykime, jeigu iš tų 50 žmonių kasdien anksčiau būdavo vienas susirgęs, tai gal dabar 2 susirgę. Tai nėra drastiškai, bet tendencijos yra didelės ir tas yra labai svarbu įjungti budrumą. Ir tas budrumas sistemoje, jisai nėra užprogramuotas, budrumas jisai turi atsirasti dėl amžiaus prie tam tikrų ligų, bet jisai budrumas ir turi atsirasti tiek gydytojų, tiek savo tarpe. Ir ta budrumo taisyklė kokia yra. Jeigu tu pastebi, kad 3 savaitės jautiesi visiškai kitaip negu jautiesi anksčiau, čia jau dėmesio. Tai yra signalas. Ta prasme, 3 savaitės yra tokia kritinė riba, kai tai nėra lėtinis neišsimiegojimas, nuovargis ir dar kažkas. Ir čia pavardinkim, kas tai galėtų būti. Tai gali būti neišsimiegojimas. Neišsimiegoju, naktinis prakaitavimas, žaizdelė negyja, kažkur, ypač burnoje. Jeigu žaizdelė ant odos atsirado, negyja, ar ne, negyjanti žaizdelė 2-3 savaitės yra signalas, organizmas turi susidoroti. Ir ta prasme, tokie aspektai kaip viduriavimas, vidurių užkietėjimas, jausmas, kad ne iki galo pasituštinai, kraujavimai iš bet kur. Ar ne, tai yra signalas, skambinu šeimos gydytojui į centrą. Man neramu. Man neramu. Ir pasakyti, man neramu, aš jaučiuosi taip, kaip niekada nesijaučiau. Gal galiu ateiti pasitikrinti. Ir reaguoja, žinok. Gerai, bet šeimos gydytoja tada grįžtamasis yra dažniausiai, ar ne per daug streso patirėt? Gal šiuo metu baiginėjant projektą? Taip, šeimos gydytojas, jisai natūralu, jis įveda tuos testinius klausimus. Gal tu iš tikrųjų, ar ne, pervaidini, pergalvoji ir taip toliau, jisai turi atskirti tuos somatinius požymius ir realius požymius. Ir tam yra medicina, yra tyrimai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra labai, bet budrumas iš žmogaus yra labai svarbu, nes niekas jūsų pas gydytoją nenuves. Dar kitaip, Neringa sako, kad jeigu jūsų artimasis sako, kažkaip labai keistai jaučiuosi, yra normalu klausti apie sveikatą. Mes dabar kažkokiais, nežinau, kokiam burbule tu gyveni, mano burbule paklausti apie sveikatą, tai reiškia kaip apie orą.
Nu, Gerai. maždaug, ai, tai dabar čia pradėsim burbėti. Ne, aš ką neringai iš tavęs girdžiu, paklausti, kaip tu jautiesi, ar seniai jautiesi. Man labai patiko vakar viena gydytoja sako, iš 10 pasakyk balą. Taip. Tai jeigu tas balas 3, nu tai gal tikrai nieko tokio, bet jeigu tas balas 8, gal iš tikrųjų kaip ilgai 8 Taip. ir čia jau galim kažką daryti. Tas yra svarbu ir kas yra moterim mums svarbu, ar Taip. ne? Mes daugumą savo rate turim vyrus, gyvenimo partnerius, tėčius, vaikus. Sveikinu, kas turi. Dabar sveikinam tuos, kas turim. Ir čia yra visgi moteris yra budresnės, yra pastebesnės. Ir netgi yra toks patarimas, na, kad vyrai dažniau jie linkia darbe, kitos aplinkybės, čia praeis, laiką kitaip supranta, ar ne? Taip. Ir dažnai būna moteris tos, kurios pasako, tu kvėpuoji kažkaip kitaip. O, kokios šaunuolės tas moteris. Aha, tu kažkaip, dabar kažkaip naktį Ir čia kitaip nepriekaištas, miegi. ir čia nepriekaištas. Čia yra budrumas. Taip. Ir va toj vietoje yra labai svarbu, nes dažnai suveikia pas mus tokie, nu, ta parasimpatinė sistema. Kažkas yra kitaip. Labai gerai. Ir tas va toj kitaip, ką tas darom su kitais? Jisai turi rodyti, ar ne, nu, eikit konsultuotis pas šeimos gydytoją. Atsiprašau šeimos gydytojų, jeigu prisiūsiu per daug pacientų, tačiau tai yra esminė priežastis. Dabar jau mes labai dirbam, yra tokia vėžio taryba, dirbam ties lentelė, kuri turėtų būti kaip palengvinimas šeimos gydytojams, surašant, gydytojai onkologai rašo simptomus, Taip. kurie turėtų būti tokie kritiniai, atkreipti dėmesį, o gal čia tai reikia padaryti tokius ir tokius tyrimus. Kad mūsų neapkaltintų neringa, aš kaip žaviuosi, kaip tu kalbi, aš pamenu save vaistinių tinkle, kaip pamenu ir galvoju, aš jau pasakyčiau beveik kaip vaistininkė, bet gal dar negaliu, nes aš nesu nieko baigusi, žinai. Ir aš jaučiu, kaip tavo temos, tave daro medicinos specialiste, nes tie patarimai, nereikia baigti medicinos, kad galėtum patarinėti, žinai, kaip elgtis, kaip blogai pasijauti. Čia elgsena, visiškai. Čia, prasme, aš tikrai nei gydymo, nei diagnozuoju. Tačiau suorientuoti tą elgseną ir tas yra labai svarbu, ar ne? Čia vėlgi tūkstančiais mokslinių tyrimų įrodyta, kad tie žmonės, kurie įsitraukia, ne, kaip aš sakau, neateikim pas gydytoją ir nesėdėkim kaip tortai. Ar ne, vat, aš atėjau, dabar jūs manęs ir paklausite. Čia man rūpi. Aha. Ar ne, o tu ateini ir tango dviese. Absoliučiai. Taip. Tu ateini, tu sakai, kas tau yra. Gerai. Prieš ateinant susirašai, kas tau yra, nes tikrai nuo jie neatsiminsit. Ta prasme, natūralu yra stresas, kai reikia greitai pateikti informaciją, susirašai, kas kelia nerimą, susirašai, kiek ilgai buvo, susirašai, ko nori paklausti. Ir tada jau eini. Ir sakai, palaukit, dar 2 klausimai. Taip, tai aš dar šito norėjau paklausti. Ir neužmiršt pasirašyti, ką pasakė. Super. Dar grįžtu neringa prie Lietuvos veiksta. Grįžtu prie to, kad mes dabar kalbam tokiai, žinai, nueikit paprastą, lengvą, padarėm. Mūsų žiūri žmonės, kurie sako, o tokių vaistų, kokių man reikia, nėra. O tokios pagalbos, kokios pasirodo man reikia, Lietuvoje nėra. Europoje nėra, ten dar kažkur, kas tai būtų, žinai. Taip. Man atrodo, kad polos plotis, kokį jūs apimate, tai yra ne tik tai, kad pasakyti nelik vienas, turėk socialinį, žinai, visą burbulą, malonumo burbulą, su kuriuo jausiasi gerai ir tavęs nelaikys viskas labanakt tarsi, ne? Bet kita vertus, tai yra ta labai labai svarbi medicinė dalis, o kas pirmesnis, o kuris labiau svarbus, o kurie vaistai jau įrodyti ir mums jų reikia, nors dar Europą neįrodė. Ir technologijos. Ir technologija, viskas. Gali truputėlį papasakot, kaip čia vyksta, kaip tu tame, žinai, naviguoji. Tas irgi svarbu, ką reikia suprasti, ar ne, tie dalykai, jie viskas kainuoja, ar ne, ir kainuoja visiems. Ir tos kainos vaistų, technologijų, inovacijų, gydytojų, ar ne, rato, kiek tave gydys 9 žmonės ar 5 žmonės, ar ne, nes dabar kiekvieną žmogų aptarė, ne vienas gydytojas skiria gydymo, visa jų komanda, tai kainuoja. Tai tas susiveda ar ne į nuolatinės diskusijas, iš kur tu paimsi, kam tu išleisi ir kur didesnė yra nauda. Tai tas labai svarbu, kad per eilę metų dabar jau yra situacija, kai pacientų balsas sėdi lygia greta šalia sprendimų priėmėjų ir sako, pažiūrėkit, čia gal ne.
Nu, pažiūrėkit, Pacientas taip sako? Nu, pacientų balsas, vienas individualus pacientas, jisai gali ne taip, bet pacientų organizacijos atstovas, ar ne, ar tai būtų pola, ar tai su hematologiniais pacientais kraujas dirba. Ir sėdi prie stalo ir sako, žiūrėkit, gal jūs į šitą aspektą pasižiūrėjot, gal tas yra svarbu, gal tas svarbu, ir klausosi. Kažkokie 26-ieji man, žinai, kad tai ateinam. Tai kažkaip turbūt tikrai prieš 20 metų, aš sakau, tas paciento balsas, jisai buvo, na, gydymas svarbiausia. Ne? Gydymas, jisai yra kažkur, bet mes jo negirdim. Tada jau atsiranda toks pageidaujamas. Nu, jūs ateikit čia prie stalo, pakalbėsit, išgirsit, o dabar jau atsiranda toks integravimas. Mes girdim paciento perspektyvą, matom, kad jinai atneša naudą. Gal mes ne visus aspektus būdami ar net sprendimų priėmėjais, nes vis tiek, kai tu esi atsakingas už sistemą ir rezultatus, tu nori būti saugus. Tu nori planuoti saugius rodiklius, tu nori neišleisti daugiau ir turi būti kažkas, kas iš tos komforto zonos truputį pastumė, bet čia vėlgi tai yra per prasmės pojūtį. Ir nelabai svarbu, kad tas paciento balsas nebūtų kaip srautas, triukšmas, ne visi čia blogai. Jo, tai labai svarbu. Kažkas, kas prieš visada. Jo, tai yra prasme, reikia atnešti, ar ne, tą prasme, parodant pacientui prasme ir poveikį, ir tada be didelio spaudimo gimsta sprendimas, gimsta kitos situacijos. Bet labai noriu, jeigu taip pat, žinai, aš nežinau, kaip vertinti šitą rinką, vadinkim. Ir aš sakau, onkologinėmis lygomis Lietuvoje gydymas yra kokio balo? Nu, bet žinai, kaip man susidaryti įspūdį per tave dėl inovatyvių vaistų, dėl inovacijų, dėl mano galimybės dalyvauti tam tikrose formose, naujienose, kaip aš psichologiškai jaučiuosi, kaip ilgai aš turiu laukti, kad pateksiu pas gydytoją. Bet tokia bendras visas šitas mano tinklelis, kaip tu vertini, koks čia balas? Tai yra vienintelis objektyvus vertinimas. Dabar jau jūs pradėjo iš karto, taip. Taip, per paciento apklausas. Gerai, tai kaip jie sako? Žinok, fantastiškai, ta prasme, tie žmonės yra vidutinis vertinimo balas, jo asmeniškai žmogaus gautų onkologinių paslaugų yra 8 iš 10. 8 iš 10. Padedam. O jeigu tai yra chirurginis, ar ne, kai žmogui, nes ką reiškia chirurginis gydymas tik, ar ne, tai reiškia liga nustatyta anksti, tu ją gali išpjaut ir užmiršti. Dažnai jei ten to sisteminio gydymo chemoterapijos nereikia. Gerai, tu atneši čia naujų žodžių. Supratat, 9 iš 10 yra patenkinti, yra duoda. 9 iš 10 po chirurginio. Tai po chirurginio duoda. Čia gydytojams linkėjimai. Čia gydytojams linkėjimai. Tai yra fantastikai žmonės, kurie turim daug, ar negrįžta iš užsienio ir taip toliau, sako, tikrai tas požiūris, greitumas paslaugų, jinai Lietuvoje yra labai geras, taip jeigu kalbant apie inovacijas, ar ne, tą tokį bendrą žmogaus lydėjimą per lygą, ypač jeigu yra tie sunkus etapai, simptomų malšinimas, pagalba namuose, tie žmonės, kurie visgi nuo vėžio daug žmonių ir miršta, ta prasme, yra ir labai sunkių išeičių. Yra, ta prasme, jeigu mes sakom 18 000 naujų diagnozių, tai 8 000 per metus miršta nuo vėžio, bet reikia suprasti, kad tai yra 70+ liga. Ar ne, kaip taisyklė, žmonės, tai ta prasme, žmonės pas mus į mirties liudijimus neįrašo nuo senatvės, įrašo nuo ligos. Tai yra viena iš priežasčių, bet labai svarbu toje vietoje visgi yra, ar ne, kaip aš sakau, statistiniai skaičiai rodo, indikuoja, tačiau tie skaičiai, kurie rodo, kad yra, ir kad ir tas 1% žmonių nepatenkintų, tai yra iš sistemos labai daug žmonių, tai yra, kad ir 1000 žmonių, kuriem sistema veikia vienetų, kažkas nesuveikia. Ir būtent ir tada iš karto. Taip, ir tada jie rodo mums spragas, kur reikia daryti. Labai gerai. Tai pabaigai visiškai. Tik tai pasakyk, tas 8 iš 10, 9 iš 10, kokia apimtis? Kiek tokių atsakiusių žmonių? Absoliuti dauguma. Bet gali... 3000, ta prasme, 3000. Iš 3000, tarp jų yra ir vienetų įvertinusių, ir ten dvejetų. Mes turime 8-9, ta prasme... Neringa, pabaigai, visiškai. Lietuva sveiksta, kai žmogus mobilizuojasi ir vienijasi. Jau sergantis, ar tas, kuris tiesiog yra lietuvis? Ta prasme, ir tas. Labai svarbu, ką reiškia mobilizuotis, ar ne, tai susitelki visą savo vidinį resursą, ar ne, ir tada vieni eini per ligą vienas. Pagrindinis prašymas, einat į
pas gydytoją, ar žinot, kad jūsų artimasis serga, eikit drauge, nepaleiskit vieno. Yra kita dalis, žmonės nueina kartu, bet lieka už durų, neina į kabinetą, eikit kartu, nes yra vėlgi tyrimais įrodyta, atsimenam tik tais apie 10% informacijos, kurią išgirdom. O reikia atsiminti viską. Ir klausinėja, ir pasigalvokit, kada, ar ne, paruoštis reikia einant vizitam. Tai dabar tikrai labai žinom, kad žmonės naudojasi ChatGPT, visais kitais ar ne dalykais. Čia vėlgi yra, reikia žinoti, kaip klausia, taip atsilieps, gali būti naudingas įrankis, tačiau čia vėlgi labai svarbu pasiruošti, apgalvoti, nebūti drauge ir visgi pozityvumas, socialinis ratas, jisai padeda, o jau mes kaip organizacijos, kaip pacientų organizacijos, gydytojų organizacijos, sveikatos politikai dirbsim, kad ta sistema, ar ne, kai žmogus susirga, kad jinai jį palaikytų ir duotų jums geriausias įmanomas galimybės, kokias turim Lietuvoje. Ačiū tau, Neringa, labai čia buvo laida Lietuva sveiksta, labiausiai apie tai, kad išlikite tikri. Liūdna. Norisi juoktis, juokitės, norisi niekam nesakyti, išbūkit moksliškai įrodyta, kad kai jūs neliekate vienas, rodote savo tikrumą, dar didesnė tikimybė yra pasveikti. Tai tęsim įvairiausias temas apie tai. Man be galo gera nuolat bendradarbiauti su Pola, kuri prie visų šitų temų, kurios yra tokios sunkios, tokie tikrai dideli procentai mirštamumo, mes randam būdų, o kaipgi tą vilką maitinti, kuris sako, o gal dar čia pabūkim, gal dar pabūkim gyvi. Tai pabūkim dar. Ačiū Jums ir pasimatysim. Dėkoju.